metų darbas vainikuotas tuo, ką šiandien matot. Tai buvo išbandymų laikotarpis visiems, nes šitas projektas yra labai didelis, jisai neturi analogų Europoje. Pasimokyti, kaip tai reikia padaryti, mes neturėjome iš ko, bet mes patys sukūrėm tai, iš ko galim bus pasimokyti. Dabar įvyks įrangos bandymas. Iššūkį tikrai išsėmiau nemažą. Esu tikras, kad šitas projektas pavyko ir mes sugebėsime jo pagalba pasiekti dar daugiau ir jau tarptautiniu lygiu. O jeigu užduosi klausimą dirbtiniam intelektui, kur yra didžiausia ferma Europoje, jūs esate joje.